Vacį pristatyti. Vacys yra mūsų sielos veiklas. Tai yra žmogus, visą laiką būdamas, galima sakyti, nuo pat pradžių, vos ten Kamblyje. Ir be jo, kai be rankų, kai Anas ypač graina arba Nitelai graina, mūsų visų pačių kojas pilnos. Taigi be muzikantų ką ten darytų? Tada, kai pradeda pasakot, kai pradeda visokiausius anekdotus, putur. Sako putur, labai gražus žodis. Nu va, tai paklausykim dabar. Jis kažkur turi pasakyti. Tu čia po šitų babelių pasakyti. Jos visų ištekėjo, kaip patarnė labai tokia gera, sakė, va, aš Sigitas atsėdė pasakė, sako, patirtis ateina su metais. Pas mane atėjo metai vieni, aš nežinau, kad čia, aš nežinau, kaip jos pašnekėti, aš niekad nesugebėjau. Aš kadangi, nu, gal ne į temą bus, bet aš trumpai, tiek tai ilgai, tiek reikia mokėti, tiek ilgai jos šneka. Aš kaip pats Bučelis nuo Alytaus, tai aš man norisi pakalbėti apie suvalkiečius. Ten yra Alytus, Marijampolė, tai dzūkeliai, žinot, jie biednesni, tokie biski, bet linksmesni, bet labai nori pasimokyti suvalkiečių, kadangi suvalkiečiai labai aparatiniai. Dzūkelis tai va, grybai pagrybaut, pavagaut, išgert, pagėdot, dzieks, nedieks, pasodino į gatą. A suvalkietis, pranali, pasiniai trupinys, ten apulot, nenapils, jeigu ten kur kaimė šeimininkė laiko neturi, nušluostit stalo, taip pat kalakutų palaidotas, suvalkietis, vienas kaimynas pas kitą eina, reiškia, sako, nu jie labai, sako, skūpus. Jie neskūpus, jie yra praktiški, ne tai, kad sakysim, viskas pas juos turi būti tvarkoti. Vat mes, kaip dzūkeliai šalimais gyvename, norėtum gyventi taip, kaip gyvenam suvalkietis. Nu, neišeina, bet... Vat suvalkietis, daleiskim, jisai, reikia jam jodo pasipirkti. Bet taigi jodas kainuoja pigiau negu butelų. Tai jis pas kaimynas sako, braniau, gal tu turi, ar gaspadinė tavo, gal turi butelukų nuo jodo. Kam tu sako, eisiu jodo nusipirkti. Nu, tai tas pasižiūrėjo lentynai, yra buteliukas, bet biškai jodo. Tai jis kaip paima perpilną pirštą, lašina tą jodą į pirštą, nes smurnavo ir paskolina kaimynui. Kitas atvejis buvo, reiškia, pasimirė žmonas. Nu, kiek žmogus gali, jei vyras, gaspadinės kaime gyventi. Nu, jisai sumanė vesti antrų kartų, jam jau čia bandys pasiguočia kaimynams ir viską, nu, reikėtų gaspadinės namie. Nu, tai jam siūlo ir tą peršą, ir aną peršą, jam paaiškino, jam netinka. Sako, tai ko tau reikia, ko tau trūksta? Sako, man reikia, kad būtų ligota. Tai sako, tai kodėl turi? Sako, mano žmonos pirmos labai daug vaistų. Dzūkeliai, tai žinot, jie tokie viski, ne tai, kad šalapūtai, bet tokie viski prie humoro, tai stoty sėdė suvalkietis ir dzūkas Alytuj, stoty sėdė. Dzūkelis kažką iš kišenių ištraukė, pakramto, nu čia sako, ką tu suvalkytės, ką tu čia darai, ką tu valgai. Sako, va, obuolių sėklavai, sako, labai gerai protui padeda. Tas pagalvoja, sako, tai va tu ir man parduok keletą. Nu tai sako, prašau, pirk, ir jam imbirė 5 sauja tas sėklalas, sako, duok 3 rublius. Pažiūrėsi, kaip sako, nu, protui padeda. Tas suvalkietis nespėjęs sauja susipilti, nespėj perkąs tos sėklalas, sako, nugi aš ir duodas. Taigi aš už 3 rublius galėjau nusipirkti kilogramų obuolių ar 5 kilogramų obuolių. Tai sako, matai, kaip padeda, sako.